Aš iš tikrųjų persikraušiau, nes aš labai daug kartų miriau ir iš tikrųjų galvoju, kad būtų man geriau tiesiog pasiduoti. Bet va, nepasidaviau ir pažiūrėkit, mano namą pastačiau labai gražų. Va dar lovą labai gražią, nes gėlyčių radau. Nu ir va, labai gerai apsigyvendinau. Nes va čia va yra labai didelis keivas. Tai iš ten dabar reisiu, nes man reikia kolo. Kolo labai daug neradau, bet, nu, va, užtat turiu labai daug mėsytės, tai čia dabar ir pasikepsiu. Nu, o kol tą darau, aš gal pabandysiu surasti kitą, va, keivą arba medžio. Nu, va, pasikirs. O, žiūrėkit, čia mažas arkliukas. Nu, va. Ir iš tikrųjų man reikia medžio, nes aš kolo kaip su jau labai daug neradau. Tai aš ir kaip kolą panaudosiu šitą medį. Nes man dabar medžio niekam kitam ir nereikia. Dar mėsytės pakepsiu. Na va. Va, o čia labai graži muzikytė ir dar vieną keivą. Urva, urvyną. O, blemba, pagaliuko neturiu. Na gerai, palauk. O, pagaliuko gavau. Ir dabar aš vedu viščiukus į mano namus. O, dar jis atsirado. Nu, nes aš dar kaip tik norėjau sakyti, kad čia nėra viščiukų ant kalnuose, bet pasirodo, va, net 4 yra. Va, kaip gerai. Va, mano viščiukai. Va, dar mėsytės. Pasirodo, užteko kolo. Biškį pavalgysiu su tą keivą. Na, iš tikrųjų, opala, reikia sutvarkyti iš to. Vėl neišmena šitą. O, taip į sekundą galvos susprudins mano namus. Na, tai iš tikrųjų, aš nuėjau tą keivą ir aš miriau. Na, grįžau, man labai pasisekė, viską spėjau pasiimti, kol nebėga dar, nu, ne viską, bet kol nebėga dar mūsų spėjau pasiimti daiktų. Ir iš tikrųjų, ten labai pavojingas keivas, man atrodo, aš geriau eisiu šitą. Ir jeigu nepasiseks, tai kitam epizode irgi, nu, susiras ironą kažkur ir kai būsiu pasiruošęs, tada eisiu. O, jisai labai gilus. Labai. Po galais. Aš taip pasakyti. Nu, žinokit, čia visi šitie keivai yra labai per daug pavojingi. Labai pavojingi. Nu tai aš net nežinau, ką daryti. Aš gal turbūt susirasiu kokį mažesnį keivą ir ten paieškosiu irono ir tada galėsiu eiti kokį didesnį. Nes ten tiek daug monstrų ir aš vos spėjau pabėgti. Nu tai o čia dar padariau skylę vištom. Nu ir turbūt eisiu kažkokį keivą kitam epizode. Iki šios serijos įspūdžiai.